Savanorystė yra gerai. Labai jėga, jeigu žmonės dirba neprašydami atlygio, padeda kitiem, tai gerai. Čia yra labai gerai savanorystė, pati kažkada buvau ją ir žinau. Tai yra labai geras dalykas, kad tu gali išreikšti visus savo norus, ką tu nori daryti, ko nenori, ir manau, kiekvienas žmogus ir kiekvienas jaunas žmogus turėtų būti tikras savanoris ir daryti tai, ką jis nori ir stengtis daryti gerai. Smagu susipažinti su kažkuo, su jaunais kitais žmonėmis, pasidalinti savo idėjomis. Būt geras jausmas, kai tu kažką padarai gerą ir jo, tai geras jausmas. Turbūt per mokslą ir praktiką, ir jeigu studijose integruota daugiau praktikos nei teorijos, tai jie automatiškai. Tai turbūt savanoriaujant? Tiesiog stengdami dirbti be atlygio, išmokti dirbti tą darbą ir tik po to siekti didelių pinigų ir atlyginimų. Turbūt sunku. Niekas dabar darbo negauna, aš buvau nuėjęs į darbo biržą, sakė, dabar bedarbystė, tai darbo negavau. Tai turbūt sunku. Turbūt kaip ir visais laikais. Įmanoma, bet nėra lengva. Gal sunkiau, nes jie dar neturi tiek tos patirties, bet kartu lengviau, nes jie turi didesnius, daugiau tobulėti gali, nes jie jaunesni ir tiesiog išmokti daugiau sugebantys. Reikia tik tai didelio noro ir pastangų. Ir darbo vietų tikrai yra pakankamai, jeigu tik nori, gali dirbti įvairiausius darbus.